Sveiki restoranų lankytojai. Pirmasis 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašas buvo sudarytas prieš 10 metų. Ta proga šį vakarą turime jums netikėtumą. Didžiulį. Į Hurakan kavinę pasikvietėme restoranų lankytojus ir 30-tuko balsuotojus, kurie padės pristatyti top 10 restoranų ir kartu atskleis šį netikėtumą. Pažiūrėkime. Turime svečią Tomą Ramanauską, su juo mes pradėjome šį projektą prieš 10 metų. Jis yra vienas iš balsuotojų ir tai darė nuo pat projekto pradžios. Tomai, kokį restoraną šiais metais tu atradai ne Vilniuje? Iš tikrųjų, labiausias atradimas buvo man Pievos. Aš greičiausiai pavėluotai atradau, nes tas restoranas spėjo prieš tai pabūti ir kavinė, ir parduotuve, ir dabar jau pavirto viešbučiu, tai aš vos spėjau įbėgti vieną iš jo etapų, bet buvau sužavėtas, nes vėlgi iš Vilniaus centriškos pozicijos atrodo, kaip taip gali būti tokia kokybė toliau už didžiųjų miestų, ar ne? Ir štai, prašau, Birštone mes ją turime, tai aš labai džiaugiuosi tokio atradimo. Puiku, besitransformuojantį erdvę, kaip aš suprantu. Ja. Gerai, o kas paskutiniu metu tau paliko didžiulį įspūdį Vilniuje? Man patiko Pas mus restoranas arba pas mus, aš nežinau, kaip tiksliai juos vadinti, nes jie yra tokie paslaptingi. Vitos Bartninkaitės ir komandos šou, sakyčiau, kuris, mano manimu, yra to žanro restoranas, kurį tu aplankai su proga arba prikaupęs daug kalbos su artimuoju ar draugais, nes jis labai tinka tokiam lėtam buvimui, kai tarpuose tavo pokalbis pertraukia maistai, labai pradžiugina, kad tu pamiršti net, kad tu valgai ar geri. Ir kalbant apie gerimą, buvo nuotykis tikrai puikiai buvo vyno selekcija, iki tiek buvo puikiai, kad aš paklausiau galiausiai someljė, ar iš kokio regiono šitas šampanas. Tai rekomenduoju, žodžiu. Patirtis įsimintina. Bet čia per visą 30-tuko gyvavimo laikotarpį tik 3 šefai buvo pirmoje pozicijoje. Martynas Praškevičius, Liutauras Čeprackas ir Gaspar Fernandes. Taip. Ar šiais metais galime tikėtis turėti restoraną, kurio šefas būtų naujas? Tikriausiai galima. Ir iš tikrųjų man kiekvienais metais šitie rinkimai darosi vis baisesni ir baisesni. Ta prasme, kad šefų, tai kas buvo prieš 10, prieš 15 metų, kai buvo iš tikrųjų galima spėti ir atspėti. Dabar niekada nežinai. Vat niekada nežinai. Aš, tiesą sakant, visus jūsų išvardintus, išskyrus Liutauras, nes jis matyt dabar neturi savo restorano, bet tiek Gaspars, tiek Martynas, jie tikrai gali būti pirmi. Bet yra ir kitų, kurie neprastesni gali būti. Aš nežinau, žinokit. Gal porą vardų? Pavardžių? Ne, bijau prisišnekėti. Kokį restoraną pasirinkote iš top 10 pristatyti šiandien mums? Šiandien ar sakyti pavadinimą? Šiandien aš pasirinkau pristatyti labai tokį šaunų restoraną, kuris šiemet gegužės mėnesį atšventė savo 5 metų gyvavimo, čia turbūt šiais laikais galima sakyti gyvavimo, sukakti. Ir jisai jau antrais veikimo metais jisai pateko į 30-tuką. Pernai jisai padarė bene didžiausią šuolį ir jisai pateko į 5. vietą. Ir jūs, aišku, galite spėti, kas tai yra. Bet dėl ko man labai patiko šito restorano savininkas, kai mes su juo šnekėjome, jisai sakė, aš taip laukiu šito 30-tuko, bet šnekėjomės irgi gegužės mėnesį. Jis sakė, aš labai laukiu 30-tuko. Man sako, aš labai ir jaudinus. Ir sako, kai mes patekom į tą 5. vietą, tai buvo vau, kažkas netikėta. Ir sako, bet sako, aš dabar netruputį, sako, aš dabar bijau, nes sako, tiek daug gerų restoranų atsirado. Tai tai tas žmogus, kuris šitai pasakė, buvo Povilas iš restorano Fabrikėlis. Taip, puiku. Ir jie tikrai šiais metais yra labai geroj kompanijai. Kokį restoraną pristatysi iš top 10-tuko mums šiandien? Tai labai šiaip apsidžiaugiau kaip komunikacijos žmogus, kad galiu šiandien pristatyti Demo restoraną.
nes manau, kad būtent komunikacijos ir tokiam nelietuviškam žodį storytellingo rinkoje, nerinkoje, jie yra labai labai aukštai ir manau, kad visai rinkai parodė, koks svarbus gali būti storytellingas. Kaip gali padėti žmogui suprasti ne tik, kas yra tavo lėkštėje, bet ir pačio šefo, šiuo atveju Tado Eidukevičiaus viziją, pasaulėžiūrą, vertybės ir per savo storytellingą jie, manau, svečiui padeda atsakyti klausimą, kodėl tu ten atėjai, kodėl atėjęs gavai būtent tai, ką gavai lėkštėje ir kodėl šiaip restoranai nėra tik tai verslas, bet yra kultūra. Ir kai ateini demo, tavo abejonių, kad tai yra kultūra, nelieka. Ar galėtum pabandyti apibūdinti tiem, galbūt kas nebuvo, kokia yra virtuvė, kokia yra Tado virtuvė? Koks tai yra žanras, nežinau. Žanrą, kažkaip į žanrą įspaust sunku, vis tiek manau, kad yra tai europietiška virtuvė, tikrai neiname į kažkokias egzotikas, daug dėmesio local dalykam ir prie to supratimo irgi prisideda jo labai geras storytellingas ir tokia virtuvė, kur tu tikrai atėjęs, kad ir kiek tu paliksi pinigų, tu išėjęs suprasi, kad aš to namie be šansų. Tikrai nepasidarysiu, tai tu išeini su jausmu, ne tik su supratimu, aš suprantu, kas yra lėkštėje, nes man papasakojo gerą istoriją, bet tu išeini su jausmu, tu pajautai, ką jis norėjo pasakyti ir su jausmu, manau, kad labai sunku konkuruoti visiems kitiem. Jausmo nieks negali kopijuoti, jausmo negalima įkainoti ir jausmas tas, kuris pasilieka su tavim. Tai sveiki, mes esame tinklalaidės Ar valgoma autorės Evelina ir Laura. Tai savo tinklalaidėje kalbam apie maisto pasaulį, kalbinam tiek žinomus šefus, tiek visus maisto mylėtojus, kurie turi kažką bendro su maisto pasauliu. Ir džiaugiamės, kad jau esame pakalbinusios kelis šefus, kurie tikrai tarp šitų pačių geriausiųjų bus. Kas laimės? Netrukus sužinosime. Paspėliokim. Gasparas, Džiaugsmas, kažkas kitas. Ar kas norėtume, ar kas spėjom? Ne, tai gali būti. Visi laimė. Visi turi kažką, dėl ko yra verti laimėti. Aš tai būsiu tokia korektiška, nežinau, diplomatiška, bandau įsisukti. O jeigu jau taip... Aš kas spėčiau Džiaugsmas ir... Aš Gasparas. Pasiskirstam 50-50. Okay. Vadinasi, neturėsim naujos pirmos vietos. Mūsų spėjai. Neturėsim. Kai toks pasirinkimas čia gali būti bet kas. Ką jūs atradot ne Vilniuje šiais metais? Mano favoritas Pievas tikrai. Džiugiuosi dėl Birštono, kad pagaliau turi tokio lygio restoraną. O mano tai Pajūrio žvaigždė turbūt tada. Būtų toks jau. Tai gal tada papasakokit apie tada? Taip, tada visiškai turbūt dabar, kai už lango taip tamsu, niūru, šalta, spėjau, kad daug kas, kaip ir mes, pagalvoja apie tą vasarą, apie tas atostogas prie jūros ir manau, kad jiem tikriesiam valgytam, kiek ir pačios sekam tos gastronomijos pasaulio žmonės, tai visiems neatsiejama. Turbūt, manau, vasaros dalis yra tada, tiek Palangoje, tiek Nidoje. O pačios tikrai šią vasarą irgi buvom ir ta visa mezė lėkštelių paletė ir aišku tūkstantalapis, tai tiesiog, nežinau, kažkokie širdžių čempionai ir manau ne veltui tiek dėmesio šią vasarą sulaukė ir šiame reitinge taip pat savo vietą atrado. Tai man čia visiškas toks atradimas. Antrinu, vasara lėkštėje yra būtent jie. Ir galbūt dar tas, kad apskritai, kadangi visame pasaulyje populiarėja tas sezoniškumas ir manau, Martynas Praškevičius šefas tikrai būtent į tai ir visas tas, yra sezoninis restoranas, tai manau, kad tai yra labai svarbu ir išskirtinio nebandyti, nežinau, žiemą, kai Nida užmiega ir bandyti, nebūtina gal bandyti kažko tenai prikelt, o tada, kai yra tikra gyvybė, kai yra tas sezonas ir tada kurti tą puotą mums, manau, yra labai svarbu ir gera. Evalda, koks naujai atsidaręs restoranas jūs nustebino šiais metais? O tai, kad ne vienas atsidarė pirmiausiai restoranas, tai aš negaliu pasakyti, kad labai nustebino, labai įvairiai, tarkim, San Malo atsidaręs, tai mane tiesiog labai patiko interjeras ir austrių galimybė pasirinkimo ir tų jūrų gėrybių. Tada atsidarė Buffon
Tai vėlgi mėsos restoranas, galima būtų tai pasakyti. Ir dabar dar labai noriu nueiti, toks panašu, kad darosi tokia mada daryti gastrobarus, kuriuose yra didelis baras, o kaip Amigo atsidarė vietoj distilerijos. Ir kad jau toks, keičiasi šiek tiek įpročiai, norisi ir to gero maisto, bet va ir baro, ir kokteiliuko. Tai, žodžiu, labai skirtingi restoranai ir jau biškiai kitas stiliukas. Labiau demokratiška aplinka, labiau kasdienė. Taip, ir manau, kad jaunimui čia jau priimtinesnis yra toksai variantas. Vyresni dar laikosi tradicijų ir vėl mane visada maloniai nustebina D'Antonio, kuriuose apie metais nesikeičia maisto kokybė ir aptarnavimo. Tai yra tokių tų pagrindinių, kurie ir lieka labai puikus ir, žodžiu, labai smagu, yra labai įvairovė. Norėčiau pristatyti vieną iš savo tokių favoritų, jau gal 2 metai, tai Hedži. Iš tiesų, jisai nustebina nuo pirmo laiptelio įėjus, nes interjero aš analogo nežinau Baltijos šalyse, atvirai pasakius. Ir, sakyčiau, labai įvairus ir šampano lounge'as, ir tokių salyčių privatesniam, ir tie inkilėliai kabantis, kur gali privačiai pasėdėti 4-6 žmonės. Ta prasme, aš analogo iš tikrųjų nežinau. Yra gerų, gražių interjerų ir visose Baltijos šalyse, tai čia aš lenkiu galvą, bet aišku, interjeras be maisto, tai būtų niekas. Bet Aleksandras Fedorovičius, kuris iš tiesų nustebino savo jaunumu ir išradingu, sujungdamas tą Europos ir Azijos maistą, tiesiog labai puiku ir net visada, kas eina, ten pirmą kartą rekomenduoju paimti degustacinį meniu, nes pasiėmęs vieną patiekalą nesusidarysi to bendro vaizdo. Ir kas man patinka, kad, pavyzdžiui, paėmus tą ir degustacinį, kuriame nemažai patiekalų, tu niekada nepersivalgai, nes visko yra po nedaug ir lengvas maistas ir toks geras jausmas. Tai kad visumą susidaryti visada rekomenduočiau. Ir turbūt reikėtų imti vyno derinimą. O vyno derinimas, tai čia yra dar vienas jų didžiulis pliusas ir Martynas Someljė, tai be abejo yra pelnęs ten daugybę apdovanojimų ir tas pristatymas vien nuo meniu, kur atneša kaip knygą didžiausia, ir pasirinkimas vynų ir taurėmis ir šampanų, ir sakyčiau, kad jie ir kokteilių įvairovė, už ką jie gavo Best Wine ir Best Wine List apdovanojimus Baltijos šalyse, ir už kokteilius, ir už tą vyną taurėmis pasirinkimą, bet dar jie ką turi ir ką nustebino, tai ir putojančią sakę, ir jie turi sakės labai didelį meniu ir labai įvairovę, ko analogo aš turbūt Vilniui tikrai nemačiau. Kaip pasikeitė 30-ko restoranai nuo tų laikų iki dabar? Kas pasikeitė? Tai, man atrodo, 16 metais daug restoranų iš tikrųjų buvo tokia aistra, šefo aistra, atsidaryti savo pirmą restoraną, būti salėje, reiškias, labai asmeniškai aptarnauti iš savo pinigų, mažos investicijos, dažniausiai keistos vietos, jeigu pažiūrėti loftuose, ten kažkokiuose senuose kavinėse. O dabar daug restoranų atsidaro rimtai, jau kaip verslo projektai, pinigai, didesni pinigai, ilgalaikė investicija, viskas kitam lygyje. Aišku, tai aistra išlieka, geriausi restoranai yra visi dar autoriniai, bet jau tie autoriai, jie kažkaip kitam kontekste jaučiasi visai. Į 10-ką šiais metais pateko vienas naujai atsidaręs restoranas. Ar atspėtum koksai? Labai mažas. Tai teisingai, jo, čia mūsų kaiminystėje, taip, tai bus Bar & Bistro, taip. Jo, tai, vėlgi tie nauji atsidarimai, kuo jie yra įdomus, jie yra tęsinys kažkokios jau senos mokyklos, senos istorijos, ir tie nauji atsidarimai ir pokyčiai, jie dėja susijęs su užsidarimais, juk taip. Dėja taip, šiuo atveju taip, bet turbūt teisingai pastebėjai, kad šiuo atveju tai yra tas ankstesnio turbūt įdirbio ir tuo šis naujas atsidarimas galbūt yra kitoks negu šiaip visiškai naujai atsidarantis restoranas, nes šefas vis tiek yra jau turintis ir vardą ir turintis labai didelį įdirbį. Tai turbūt nenuostabu, kad jisai
Jo, tai jis pratęsė tai, ką moka daryti ir iš karto žmonės tai vertino. Tai labai gerai, kad jam iš karto pasisekė. Bet čia vienas iš tų pavyzdžių, kai jis dar gali augti, gerindamas gėrimų meniu ir panašiai. Yra tikrai labai dar daug vietos, nes maistas tikrai nuostabus. Kaip top 10 restoraną šiandien pristatysiu? Pristatysiu kaunietišką restoraną, Arrivée. Restoraną, kuris yra mokymo įstaigoje. Tai iš ties yra unikalus atvejis ir net ne Lietuvos mastu, europiniu mastu tikriausiai yra keletas restoranų tokio lygio, kurie yra mokymo įstaigoje, kur šefas yra ir dėstytojas ar profesorius. Ir šitoje vietoje mes turim, tiesiog nuostabu, kad palaikoma tokia aukščiausia kokybė. Ir tai garantuoja labai klasikinį meniu, tai yra ta vieta, kur tu tikrai gali suvalgyti tobulus prancūziškus patiekalus, pagamintus taip, kaip reikia, be jokių ten trumpai nukirstų keliukų ir kažkur sutaupimų, nes jie neįsivaizduoja, kad tu ten gali dėti ne tą ingrediento kažką kitą. Akademiškai garantuota, kad išpildytas. Ir aukščiausiam lygiai, nes vis tiek tai mažiukas restoranas, tikrai salėje dažniausiai nesutalpina visų norinčių, jeigu terasa vasarą neveikia. Tai reiškia, kad tu gauni patį geriausią aptarnavimą. Tikriausiai verslą tokiems restoranams visiems mažiems sunkiau daryti, nes reikia juk žmonių, reikia aptarnauti ką. Bet tas žmogus jau, kuris aptarnautas, jis gauna dvigubai geriau. Dar vienas nuostabus mažas restoranas, geriausias Kaune. Justinai, pačiam teko daug kur dirbti ir esi dirbęs ir viešbučio restorane ir aš turiu tokį klausimą. Man atrodo, kad viešbučio restoranui labai sunku prisivilioti lankytojų iš gatvės, tiesiog walk-inui tokiam. Taip, aš manau, kad tas yra, kai kuriuos, jeigu tu dirbi, man teko didžioji dalis dirbti 5 žvaigždučių viešbučiuose, tai tas šiek tiek glumina tą lankytoją, svečią, galima taip sakyti, kuris dažnai bijo užeiti į viešbutį, praeiti, kur neretai būna, kad tau tenka praeiti pro receptioną, pro lobby, tada galbūt baras kažkoks yra ir restoranas. Tai dažnam lankytojai tai yra šiek tiek toksai kliūtis patekti į tą restoraną, tai aš manau yra tas toksai kabliukas. Man atrodo, patsai šiek tiek eliminuoja šitą problemą, nes į jų restoraną gali įeiti kažkaip sklandžiau, tarsi iškart patenki į baro erdvę ir kažkaip nėra to tokio būtent per recepciją. Viešbučio jausmas šiek tiek atitolintas yra nuo tos patirties, kuri iš tikrųjų daugam sukelia baimę. Ką tu galėtum papasakot mums apie... Aš manau, kad tiek viešbutis, tiek restoranas buvo, jeigu galima taip įsireikšti, padaryti protingai, tai į restoraną nereikia keliauti. Aišku, tu gali ir nusileisti iš viešbučio, patekti per įėjimą vieną, bet yra ir atskiras įėjimas, kurio tu gali patekti tiesiai į restoraną. Tai aš manau, tas šiek tiek galbūt ir palengvina tam svečiui užeiti į vidų, nes vis tiek tas kai kuriems žmonėms kerta. 30-ukas vyksta nuo 2016 metų, tai yra 10 metų, kai jau turime šitą projektą. Kaip tu pats matai kaip šefas, kaip keitėsi maisto ruošos technikos restoranuose per tuos 10 metų, kas keitėsi? Tai pradžioj galbūt norėčiau pasveikinti, kad 10 metų yra, taip sakant, ilgas laiko tarpas ir tikrai, o tos technikos aš nežinau, tai atsiranda, atvažiuoja nauji šefai, kai kurie atvažiuoja ir išvažiuoja, vėl keičiasi, tai ta, nežinau, galbūt migracija padėjo įnešti kažkokio tai vėjo, tai būtent šefai padirbė užsienio valstybėse, atkeliauja į Lietuvą, įneša kažkokios tai sumaišties. Tuo pačiu metu leidžia ir tiems šefams, kurie dirba Lietuvoje, šiek tiek pasikelti, kaip sakyti, nesustagarėti, nes atsiranda automatiškai, kaip sakyti, konkurentai tavo vietai. Tai aš manau, viskas keliasi į viršų, labai džiugu girdėti, kad tai vyksta ir žiūrėsim, kaip čia klostysis toliau. Gerai, bet mes išgyvename, tarkim, nežinau, azoto laikotarpis jau praeitis turbūt yra, ne? Tikrai tai. Dabar mes turbūt turim išaukštinto produkto ir didžiąją dalim lietuviško produkto, turbūt laikotarpį, turbūt irgi tai yra gerai. Nežinau, aš dirbdamas savo vadovavimuose restoranuose niekada to nesivadovavau, kadangi viešbutis, sakau, įsipareigoja turėti ne vien tik tai lietuviškos kilmės produktus. Tai aš manau, kad tas irgi yra daugiau, nežinau, paimta galbūt iš Skandinavijos, tai su Nordikų virtuvė mes dalyvavom, kuri po ilgų diskusijų panašu, kad irgi turėtų kažkam užleisti savo vietą.
čia tarp šefų Europos mastų ir pasaulio mastų tas visas vyksta, tai aš manau užleisti vietą ir panašu, kad ir tie produktai Lietuvoje nėra neišsemiami, mes jų neturim ganėtinai daug, tai jeigu visi restoranai vien žais per juos, tai manau irgi nebus įdomu, tai reikės jau ieškoti kažko tai kito. Kokį top 10 restoraną pristatysim šiandien? Tai nežinau, aš dabar kaip tik ėjau pro šalį, pro tą restoraną ir man pasižiūrėjus pro langą iš karto tokia daina užkirbėjo. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, por favore. Tai mano restoranas yra Da Antonio, kuris puikiai atspindi ir šitą dainą ir nežinau, aš labai džiaugiuosi, kad tas restoranas pateko ir į mano renkamą 10, pastoviai užtikrinantis aukštą aptarnavimo lygį, puikus gėrimų meniu ir maisto kokybė visą laiką aukštumoje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tas restoranas pakliuvo į top 10. Grazie mille. Grazie mille. Ačiū svečiams, kurie pristatė top 10 restoranus ir savo šių metų atradimus. Dabar pasižiūrėkime, kokias pozicijas jie užėmė 30-tuke. 10 vieta Pacai, Vilnius. 9 vieta Da Antonio, Vilnius. 8 vieta Fabrikėlis, Vilnius. 7 vieta Toda, Palanga. 6 vieta Demo restoranas, Vilnius. 5 vieta Pas mus restoranas, Vilnius. 4 vieta Hedži, Vilnius. Liko top 3 pozicijos. 3 vieta Arive, Kaunas. 2 vieta Barn Bistro, Vilnius. 1 vieta 1918, Vilnius. Pasigėdote sąraše 2 restoranų, taip? Iš tiesų mes juos iškėlėme į atskirą kategoriją, į Best of the Best nominaciją. Jie šioje kategorijoje išliks visą laiką ir bus visada top 30 viršūnėje. Tai yra restoranai, kurie sugebėjo po 2 kartus užimti pirmą vietą 30-tuke. Visų pirma, sveikiname Martyną Praškevičių ir jo komandą ir restorano Džiaugsmas patekusi Best of the Best kategoriją. Taip pat prie jo jungiasi Gasper Fernandes, jo restoranas Gaspers ir nuostabi jo komanda į tą pačią Best of the Best kategoriją. Sveikinimai dar kartą 30-tuko restoranams, lankykite restoranus, šefai taip pat lankykitės pas kitus šefus, linkime sėkmės visiems, susitiksime kitais metais. Ačiū.